Išėjom iš šats, apsimoviau kurkį, sėsiam į mašinioką ir pradėsim minti iki taškeliaus. Tai sužinosit, ką mums šiandien seksis trečiadieną. Šūkam, ne? Varam. Bam! Ir kaip galvojat, viskom pasidarėm, ko nereik pasidarėm. Apsipylėm, padongs dar iki biškiok dapūst, pripūst. Aišku, nesuburna pučiau, kaip jūs manot. Tai va, žodžiu, beliek 8 minutės davažiuojt iki vietos. Kaip jau stovėsim vieto, apšviesu, kas vykst, kaip vykst. Gerai, važiaunam toliau. Dabar ir po 6:02 mums pastatė į eilę, gali net parodyti. Va. Šitą eilę stovam, ten pat kur ir vakar. Šiandien mažesnį užsakymą pasiėmėm, nes biškiok turime numus veiklos. Reikia į tonį anon išsimėtyti, išsidraskyti, sustvarkyti, nu, žodžiu, pats suprantat. Bet jeigu pagalvojus pilnu tempu, jeigu jūs nenorat darbo, norat dirbti, čia ir darb savo. Kiek tu užsakymų priims, tiek įdirbs. Į dieną gali 2, 3, 4 užsakymus, jeigu nori imti, bet priklauso tau laikai susidės. Nes tarp užsakymų tu turi 2 valandas maždaug, plius minus dėti. Nu, jeigu tu labai greta važinėsi, vienas pats tikra 2 nepadarys, be šansonsas ir nikap, nie šans, o su kolega kokiu draugėliu, da kur nors, ne ką kokiam parikį šitą sėdėtų, merktų malaus, skardėjai neapsičiuopis, galėtum šitą padirbti, pinigėlių įsidirbti, kaip sakant. Niek nereikalauju, daug ko nereikalauju, nori patikrinti, tu nesi koks bus kriminalo nepriim. O kokios kategorijos kriminalų, tai vagių. Ten jeigu turi kokį nusižengėjimą, vieno antrą, ten domestinį kokį sadakų nors, tada manau, niek nesakys, ne. Bet jeigu turi apsivuogį sadakų nors, iškart net nebandyk, nepriims tais. Nes gali su tom dėžutėm, žinai, ir išvažiuoti. Būtent, žinai, vertingų daiktų, nevertingų, aišku, tu nemata. Nu, daug sužinot, kiek turėsim už 3 valandas, 5 svariukai, per kiek laiką atidirbsim, pasižiūrėsim, apsimok už tuos 5-3 valandas varyti, nes mes už 4 valandas važiuonam, gaunam 65 kažkur, 64, nu 60 iki 65. Tai ten 4 valandas, atidirbam per 2. Nu jeigu už 5 atidirbtumėm per 1 valandą, tai aš sakyčiau, čia labai gera. Čia fantastiškai gražu ir gera. Suprantat? Tai va, pažiūram, ką šiokamės. O jūs kiek kadrą matysit jau, kaip kraunam bagažėlį. Šitą taip mes paprastą nusilenkam. Įlenkiau bumperį, įlenkiau biškioką. Nu dabar reik laukti, kol atveš mums mūsų točkaną ir mes galėsim viskon krauti. Atvažiuom assigned, gerą nuskanavau, 29. Dabar spaust tą, ne? Wave Collection. Spaudžiam Wave Collection ir dabar scan parcelą, ne? Tai mes turėjom nuskanuoti tonštą. Aha. Ir dabar datos man reikia skanuoti, ne? Nu va, viskas. Scanning complete rašą, ne? Tai jau galiu paspaust scan complete, ne? Ir jo ready to go. 29 siuntinuką. Sakyčiau, visai normalia, nedaug. Į kokį rajoną čia važiuosim? Ilford, man atrodo, į G. Bet aš labai gražiai susidėsiu viskon. Pagal kodukų, žinai, ką gera matytos mane. Galiu porą uždengti, nėra problemų. Tavo tokius mažus laiškelius visus. Nes ane, to ir savo pavadinėm. Aš ant dedu su čia į priekį. Tai belenka apie priekį, susidedu. Ką būtų man patogiau, nes raš, čia gali pašto dėžutė neįeiti. Tai popierizmą irgi. Ir kitokios kategorijos. Popierių dedu aš vis laik prie popieriaus. Jau, žinai, sistemėlį biškio šiokio nokį prigavau. Tai lapelė visi į šoną. Ir čia vadinas knygų dėliuką, įdėkliuką. Tai lengva irgi. Ir išgaudami. Šitą davėjins knygų indėliuks. Vieną iškroviau, tai tas sunkesnis, aš mėgstu į priekį pasidėti, kad neimo netrukdytų. O šitą irgi sunki. Jo, bet viso Ilfordinis. Į Ilfordinį viso reikia varyti. Gerai, davėjim dėžį. Tedu tiek. Ir viskas. O jeigu ko aš ant patrauku, ir viskas. Gal išsimt ko noriu. O gal iš tikrųjų šiandien dėsiu į priekį. Čia šitą. Taip. Ir netrukdys. Nu ir gera. Davai, Hebra, susitinkam prie pirmą išmetimą. Parodys, kaip kas vyksta. Davai.
Ir čia mes turim book folderį. O ką aš kalbėjau apie book folderį, tai book folderiai va yra va tokie šitais. 130. Čia dabar yra sunkiausia dalis pagal mane, pavyzdžiui. Susirasti, kaip yra labai daug siuntinukų iš pradžių. Reikia iš pradžių susirasti. 130. Radau tabletės kažkokios. Nuskanuoju su telefonu, išmeta žalę, spausdi kontinu. Ir tada mane mikrofons paims, bet kameras nepamatysi. Tai aš greit nubėgu iki 130 namą. Žinau, turėčiau girdėtis pagal viską. 130 bus čia. Mes čia geriausią vietą sustojom iš tikrųjų. Gerai, ko mes turėjom 130. Thank you, bye bye. Все, viskas. Pareinu atgal, nežinau ar girdėjus. Ir iškart gavom antrą taškėlį. Operatorius, man atrodo, da filmon. Tai pareinu. Parbėgu. Ne, einu. Parbėgu. Ne, einu. Vis dėlto. Gerai, sukam. Dabar darys biškio kitaip. Noriu kai kom pabandyti. Tai dabar pamatėt pirmą mano pristatymą. O visus kitus pristatymus bus 3, 2, 1. A jūs rimta galvojat, kad aš trankysiu tom bagažėnim su jas laiką? Ne, juokaukit. Nes su to telefonu išėjau biškelį. Koks ten adresas? 37, o kas? 37? Apsikeičiam. Nu, į kon jūs. Dabar stovu ant gatvės, mašins važiuoja, aišku. Saugiai stoviu, viskas leistina pagal įstatymus. Nikuomet nepažeidinėjai įstatymą. Žodžiu, susidūrėm jau su 2 problemikėm. Vien problema, viena naujoji įdomybė. Žodžiu, turėjom vien dėžį. Operatorius gali parodyti pat didžiausią dėžį, tą, kur įsikrovėm. Čia reikėjo vežti į biznį, į verslą. O verslas yra jau toj laiku uždaryts. Paskambin žmogau, sakau, agird, dara duris. Sako, kaip suprast, mes juk jų užsidarė nesam. Sako, čia tau buvo parinktas toks ir toks, žinai, tas sako, atvež krito. Sako, kas aš tau panašus, kad aš veš numėjai ir atvež tau rytus, ko vešiam atgal. Tai va, minusas viensi, kad dabar reikės grįžti bazį, iš kur viskom pasiėmėm, padėti ton dėžį. O lekant prie antrą, įdomesnį pasidarėm. Buvo matyti kažkokia dėžė, į to dėžė matyti buvo kažkas daugiau vertingesnė. Žodžiu, tai reikėjo slapta žodį, ką pasakytų. Tai atėjau, tas jau jam dėžį, sakau, niko ir neini. Nu, tu taip žiūr, sakau, pasvarda daug. Žinai, kaip kažkom perki, negera. Saka, koks slapta žodis. Tai va taip, važiaunam. Paskutinė 2. Da vienas iš įdomesnių reiškinukų, katras man patinka iš tikrųjų. Pasispaudi, reik check-iną pasidaryti. Get check-in code, nuskanuoji čia. Nu, scan barcode. Tai ko, neveik dabar mane. Amazon Delivery. Reikėjo man pasirinkti, man atrodo. Bet kažkodėl nenuskaitoju. Checked in išmeti. Dabar reikia nuskanuoti. Šitą atsidarė. I've checked in. Uždarom. I'm ready to check out. Nuskanavom. Finish. Viskas. Viskas. Darbo diena baigta, bet mums nerodo. Ką reikia pridauti atgal. Bet mes nesam lopa. Mes varom pridauti atgal. Ne? Tai jo, varom priduosim atgal ir ten padarysim
trečios dienos apžvalgą ir reportažėlį. Davai, Chebrytė, susitinkam ten. Kiek atidirbo maždaug čia? Per 2 valandas, ne? Tai va, 2 valandėlis buvo atidirbta. Biš distancijų buvo daugiau. Laikutis, subscributis, būtinai subscribe. Būtinai. Čiau. 4. darbo dienėlį prasideda enant už namų. Į dabar į 4. dieną. Dabar dėsos batus. Batvimėlius. Reikia užsidėti. O kol dedus, gal jums papasakot, kaip sekas kas. Tai žodžiu, matot jau kiek valandų pradirbom. Mums belieka 5, 6 ir 7 dienėlis. Ir tada bus aišku, kiek valandų pradirbom ir kiek uždirbom. Ir galutinis, ar verta, ar apsimok nors dirbti. Aš nežinau, jūs man dausiat žinoti. Lekam į mašiną, važiuonam į pasikrovimo tašką ir pakalbėsam tada, ane? Lekam. Ir da, kol neišvažiavom, norėjau jums pranešti ir pasakyti tai, kas galbūt netyčia pradėjot visko žiūrėti nuo antros serijos, nes serijos bus tai 2. Į žodžių nepamirštat pažiūrėti pirmos dalies būtina, nes man atrodo, mus tas, kad niek nesuprasit, kas vyksta. Tai tuos apšviesti katrei da nieko nežien ir niek nesuprant. Tai darau 7 dienų iššūkį savo jums parodyti, įmanoma uždirbti laisvų laikų pinigėliaus, kad būtų nuvaryti prie kokios jūros arba išskrėsti kokią Turciją, da kur nors, ko ir jums širdėlį jau norės, kur tos pinigus išleisat, kur ant investuosat, kur ant sudėsat. Tai jeigu nematė pirmą epizodą, šitą ir pirmą epizodų nuorodėlę, viršau turėtų išlysti toks čiobelnioks. Anons pustelėjus, numesant jums pirmą seriją. Tai jo, šokam į mašiną ir važiaunam. O dažnai kompanija pasakiau, kol lipu į mašiną. Tai kudė tu da nepasubscribina, seni? Karoči, aš neturiu žodžių tau tada. Gailišsiu. Jo ką, nori subscribinti, nori nesubscribinti, tau pasirinkimas. Bet pasubscribink ir like užmesk. Viskas, važiuonam. Pirm dėžė. Romfords bus rajonas, į ko reikės išmesti. Turim 29 sustojimus, šitą į kavo savo paračioks ir 29 sustojimą, 30 paketukų. Aš ką jau biškį išmokys, susikraunu, ko ir žinau, kokius dydžius, kad būtų po to lengviau susirasti maniai. Ir viskas, kaip sakant, manau, darbo laiks, man atrodo, 4 valandas čia mums dirbti, sako. Manau, per 2 valandėlis, arba net valandą 50 turėtume užsibaigti darbą, nes nie kosmosas čia iš tikrųjų. Galvojau, kad bus daugiau, bet nebuvo. Labai gera. Galvoju, dabar tiep susimetu viskon gražiai. Kai iš mašinos išlėps iškart cink, cank, cunk. Ir jau žinau, kur važiuosiu, į ko darysiu. Bet šį kartą gaila, kad labai maža ir kad reikia į paštą dėžuotį telp siuntinuką. Nes ką bum gerai, žinokit, kaip gauni į paštą dėžuotį, švist, sumėta ir viskas. O dabar tiep ne. Tai konkė Britanza, visur, kad nežiūrėjau jums, tai susikraun paskutėlis 2 dėžėlis ir važiuonam išmėtyti. Varom. Dabar biškėlį gal daugiau informacijos. Pasijungs lempelis, kad geriau matyčiaus. Tai gavom užsakymą į vieną rajoną varyti, mums tas rajonas jį gerai žinoms. Tai už šitą darbą reikia 4 valandas davė, per 4 valandas atidirbti. Atidirbti reikės 28 sustojimą. 28 sustojimą bus 28 darsiuką ir 30 tų siuntinukų. Tai kažkas gaus 2. Tai reiškia, 2 žmonės gaus po 2, ne? 28, nebeatsimenu. Kažkas panašaus. Nu, žiūrėsim, kaip seksės. Tai viskom pagreitinta aš jums parodysiu ir spręsim, kaip užbaigsim 4 dieną. Jo, palinkėkit sėkmės. Važiuonam. Nešiusiu jums kartu. Gal adresų jokių neužmatysim. Netyčia nenulykinsiu. Bet čia adreso iš tikrųjų net nėra. Einam prie
šitą aparatą. I've checked in. Ir dabar skanuojam tuos. Vienas nuskanuots. Scan ir deliver one parcel at a time. O, atsidarė. Įdeda. Uždara. Accepted. Dabar kieta. Reikia padaryti. Nusiskanavo. Atsidarė dėdėldėžė. Opa, dėdėldėžė. Didesnį dėžutį. Un telefoną tada. Ton. Pasidarom I'm ready to check out. Nuskanuoju ir finish. Ir viskas. Pradėjom darbą kažkur po 8:10. A 15. Po 8:20 pradėjom darbą. Dabar po 9:02. Jau darom 21 pristatymą. Dar lieka kažkur 7-8. Jo, 8 dar lieka. 8 sustojimą. Manau, aukštai baksam iš tikrųjų šiandien. Turėjom vieną tokį dar. Reik nuvežti ir kapvės laik. Darbo pabaigo apšviesu jums, kas gera, kas geresnį. Ir nepamirškit pažiūrėti iki pačią šito serijos galą, nes čia bus finalinė serija. Ir visas išlaidas, visi pliusą, visi minusą bus papasakoti. Tai žiūram į laukam, atvažiavau. Einu. Važiuonam šitą į paskutinį 209. Turėjom paskutinį siuntinoką, tokį, be jokių. Dabar jį lygiai 10 valandą, pabaigiam darbą, užtrukom valandkiem 5 kažkur. Už tai sumokėjo mums tiek, arba tiek. Čia buvo 3-3, čia buvo 3-3 šits. Ir varau pridauti paskutinį savo dėžutį. 303, kapvės procesas vykst, nerodys adresą. Ir čia barkodą, į telefoną išmet tefą. Ir taip nuskanuoju, atitink. Spaudė, kontinuoja. Ir aš šitą nuėjau pa žmogeliaus. 303. A, čia šitą. Paborškinį durelis. Galėčiau iš tikrųjų čia ir palikti. Bet aš to nedarysiu. Palauksiu žmogaus, nes dažna pranešinė, kad dingst. Good morning. Rajin? Yeah, thank you. Thank you. Goodbye. Viskas. Spaudam kontinuoju, užsibaigiam darbą. Ir viskas. Unkstai baigiam ir vis laikom pačią galą aplikacijas mums parašo. Kaip jums patieka, tavo balsas mums labai rūp. Nu, jeigu mums balsas labai rūp, tai mes patenkinti. Spaudam submit ir viskas. Thank you. Ačiū. Ir mes kol kas daugiau darbų neturėjom šiandieną. Bet gal per vieną dieną iš tikrųjų gauti, man atrodo, maksimaliai 2 darbus gal per vieną dieną pasidaryti. Nes kitaip tai nespės. Ir vienas rytinis, ir vienas vakarinis, ir dieninė dar. Per vieną dieną gali maistą vežiuoti iš parduotuvių. Ką pas jūs į Maxims, Lidlą visokiai, pas mūsų Morisoną ant tor kontrakt pasidarin su Amazon. Ir žmonės gali užsisakyti maistą, bet nedaug maistą. Arba galbūt ir daug, nežinau. Nu, prontat, kon sakau. Važiaunam į kietą dieną, į 5 dieną. Bus ryto, man atrodo. Paspaudė laiką. Paspaudė. Važiaunam. Važiaunam į 5 dieną. Ne 5 dieną šiandien, o 5 dieną. Šokam į mašinioką, į važiaunam. Važiaunam pasikrauti. Pasikrausam, nes dabar mums pasikrovėjams į apie 6 valandą. Išvažiuonam net valandą anksčiau, suprantat jūs, kas tas į valandą anksčiau išvažiuoti. O čia, kaip sakant, jį žiaurė didelį trafiką. To vam rankų sudien. Lekam. Pasikrovėms sėkminga pavyka. Žiauriai didelis kamštėlis buvo. Galiu net parodyti, iš tos pojus mums reikėjo kažkur atvažiuoti. Tai žiavu spėjom. 3 minutės. Pasikrovėms buvo po 6:15. Mes atvažiavom po 6:13. Gal 5 minutės vėluot, bet anim žiauriai nepatinka. Šiandien mūsų nuvažiavėms ir rašą dokumentą, papirėliaus 3,5 valandėlis. 3,5 valandėlis, bet gavom 16 maršrutų.
16 sustojimų, taip pasakysiu, iš tikrųjų, kokių maršrutų, nusišnik, Donata. Jo, 16 maršrutų ir 23 dažuotis. Nu, ne dažuotis tokie paštą. Nu, ir dažučių yra kaip siuntinukų. Vo, taip, siuntinuką, teisinga. Naikon 5 dieną, žiūrėsim, kaip sekses. Biški čia informuosiu, kaip kas, jei kažkas įdomesnė. Iškart už kameras jums parodau. Sakau, tada sukam iki Veitas važiuoti kažkur ir apie 10-15 minučių. Kamščių nesimat, man atrodo, galiam švitrinti. Važiaunam, susitinkam vieto. Būni taip, ką reik liftų važiuoti. Ir tą reik nufotografuoti, ką paduoti. Tai dabar keliamės į 7 aukštą. Tokie tai nervumaniam. Bet nieko. Challenge accepted. I am. Thank you, buddy. Just take a picture. Thanks. Nuotraukėlį padara. Koks čia mygtukas žalį, į apačią. Nuotraukėlį padara, ką pati dar duris, padedančiams. Taip. Jo, tai laiks varyti į kietą tašką. Suprant. Visai įdomi, galiu pasakyti, įdomi patirtis. Įdomi. 0. Aš pasakysiu. Dabar į 10 stotelį. Jo, 10 stotelį. Ir kas įžiauriausia, kai jau belenkiai kartų su liftas reik važinėtis. Ir tie pagalvoju, ką apie iš tikrųjų sunku. Ką reik va teik vaikščiot. Įkaroč, dabar daug pastatų visokių. Yra nei kiekvienas to po savo pavadinim daleiskiam. Čia ir Danutis pastats, čia Onutis pastats, ten Tomo pastats. Ir ten tas Gryba pastats. Ir tu kaip tu negyveni čia, tu suras tom pastatą. Tu ein per kiekvieną, ein, o paklaus nieko. Šies laikas visą ausinukus įsikišen. Aš priejau prie moteriškėlį, sakau, atsiprašau, kur čia eit? Stovau, žiūri manam, kaip į durnėlį. Po to žiūr ausinukas. Ai, su savim pasikalbėjau, gerą bus, galvoj. Niko, aš čia neprivaišiu šitą, ką pavyzdys. Jupiteriaus nams. Nu, važiaunam, nes nervų nusiau. Davai. Oficialiai užbaigta penktadieninė, ne penktadieninė, bet pirmadieninė, 5 diena. Ir dar 2 dienas. Ir maratons baigas. Davai, varom į 6 dieną. Šeštoji, mieloji, 6 diena. Pagaliau atvyko į mūsų kaimą. Labas, 6 diena. 6 dienos uždarbį matot savo ekranuose. Ir aš manau, kad tas uždarbis yra beveik. Prieš paskutinis uždarbis, su kuriuo rytoj užbaigsam paskutinį dieną. Tai bus 7 diena. Į 7 dieną, prašau, pažiūrėkite iki pačią galą, nes pačiam gal bus sudėtas visas uždarbis, visas išlaidas. Varom į pasikrovėjimo tašką. Nežinau, kaip gera matysus, bet atvažiavom užsikrauti. 37 sustojimai ir visi aplink Romfordą, bet namai. 3-7 sustojimai. 3,5 valandas, tai daug, blėt. Atsiprašau už kiek mažuočių, bet iš tikrųjų čia daug. Bet čia 10 svaro, ne? Ne, čia 10. Eikt. Nu tai ko, reik po vieną vėl skanuoti čia man visus. Bandom nusiskanauti tada. Čia toks pasikrovėjams da ir įdomus biškėlį. Nes ant aplikacijas nerodo, kokį dėžuoti reik. Rush scanning complete jau. Tu finish. Ir susidat. Tai paprasta. Maždaug žinau, kas kur tur eiti. Nu į kon, šiandien gavom biškėlį daugiau darbeliaus. Mažesnis užmokestis, pasitikslinsiu su šoferiu keik. 52-50 svaro į viršų čingulingų. Dar
dar negalim sakyti, kad čingulingų, nes dar nieko nepadarėm, tai žemėlapis ir toks, adresų čia vis tiek nesimato, čia tiesiog taškeliai. Tai turim išvėsą 38, ne, 38, jo, šitą paskutinis bus 38. Matau, kad vėl sudėti yra belekaip, nie normaliai išrūšiau, tik apsakant, kaip aš sakau. Sugrįžtam, tada jau kap prasimėtisam porą. Peršokau biškėlį ant gaupurškiks mikrofoną, nes mėri, baterk, pamiršau pakrauti. Tiek darba daug, net pamiršau net ką pakrauti, mikrofončiką. Jo, tikiuosi girdus, panašiai, gera. Ten, kon bandžiau filmuoti, kon bandžiau sakyti, man atrodo, gars nebebuvo, tai kad būn taip, kad būn viens prikėt. Būn 8:10 numeris. Dabar pavažiavus dar 2 minutėlis. Net 2 minučių nereikia, 1:72 mums dabar reikia. 1:72, jo, pravažiavom, bet gerai, čia galim būti, aš greit bėgu, arba man kartu su manim, jeigu nori. Neturim čia, turim, ne? Aišku, turim. Tai jau pabandysiu, aš padėsiu čia kamerą, karučiu, gal nesimatys, gal girdėsas, bet tik reikia prisimint, atgal pasimt. Kas man patinka asmeniška, tai praneš, kurį šuniuką, 172, einam, nueisim greitą kartą su jums, taip tas labai nenori tos kameros čia. Mučiavot per rankas. Šitą aš dažniausiai padedu bandėžį, prie durų, per 2-3 skambučius. Tai laukiu dabar, kol atidarys žmogus. Hi, it's Amazon for you? Amazon? Yeah. Talk by this thing. Yeah. Bye. Ir viskas, labai paprasta, labai lengva. Dar tik nutraukėlį padariau. Nu įspėkit, kas baigi, apsidirba darbelius. Šitą turam 2 valandas, beveik lygiai, atidirbtas iš 3,5. 38. 38 siuntinuką, 38 adresiuką buvo įveikti per 2 valandas. Rytoj bus finalinį paskutinį dainelį, katro mes užbaigsam su šitų šoferių seriją, tai žiūrėkit, laukiat ir susitinkam už kelių sekundžių. Liūdna muniai, ir tuo pačiu gali linksma. Nes 7 dainas atidirbom Amazon Flex kompaniją, iki pačiol esam uždirbę. Teik ant ekranų, matot, 7 dainė. Čia nebuvo daina iš dienos daryts. Turinys čia buvo skirtingom dienom ir viskas sulipdyti veina. Bet 7 kartus mes važiavom, įdirbom. Prieš saulę gal negera, tai pasakysiu visiems ačiū, kas įžiūrėjot 1 epizodą ir 2 epizodą. Esu jums žiauriai dėkingas, kas užmetėt laiką, kas palaikėt ir kas buvot su šitų projektuku. Dabar šiaušam įvažiaunam atidirbti paskutinį dainą. Šiandienos užmokestis 66 svarą, dirbt rodo 4 valandas. Pažiūrėsim, per kiek laiką atidirbsim ir bus laiks jau pradėti kitų projektų. Kaip čia vyksta priėmėms visas. Nes turiu atvažiuoti. Patikrin vardą, pavardį. Nu va ir pasako tada į kokį, nes čia yra raidės. C, D, E, G, H, J ir K. Tai čia yra raidės. Ir atvažiaunam čia pasiparkausiam. Už manęs jūs matot 31 siuntinuką. Tai gali būti ir dėžutė, ir popierinis maišelis, ir laiško formos vokėlis. 4 valandas turim apsidirbti, o į kokį rajoną mumis numė. Tai prie namų, kapnų, skėlą. Kažkur, namų, bus kokius 8 minutės jau atvažiuoti. Iki namų. Nuo tos veids, nuo to rajončika, kaip sakant. Galiu paminėti net. Ne minėsiu rajončika, kaip gyvenu. Ištrinsim. Tai labai paprasta atrodo. Viskas nusimat kol kas gera. Reiškia, dirbsim 4 valandas. Nu ko, nežinau, ką pasižiūrėjau per ton žemėlapį, to tėvys.2 vieto. Nu, bet jeigu dur nedarys, čia bus problemėlį, gal ir ilgiau užtruksam. Nu, pasistengsim, ko nors greičiau, da, ko nors. Niekur neskubėti, kaip sakom, nes nėra čia kur nuskubėsi. Viskas. Leka, man atrodo.
Žiauna. Bet davažiavot reikia, tai 28 minutės. Tai kamštelė, kamštikenzai. Kavėsa laik. Žiauna. Štai va kokiu garsu mes turime užbaigti 7-ąją dieną. Nebuvau dakyšęs iki galo laiduko, kuris eina į mikrofoną ir matyt garsas pradėjo trumpintis. Ar kažkas atsitiko? Net neįsivaizduoju, tik tais dabar sėdėdamas prie kompiuteriaus ir editindamas šitą video pamačiau šitą problemą. Kadangi sakiau, video buvo filmuotas gal prieš porą savaičių, gal net ir mėnesį paskutinis šitas epizodas. Ką aš papasakojau tai, kad užbaigėm 7-ąją dieną su 60 svaro pelnu ir tai atidirbome labai greitai per beveik 2,5 valandos. Ir toliau pasakoju, jog visą kitą informaciją papasakosiu pačiam video gale studijoje ir apibendrinsime visas 7 dienas ir kaip jums reikėtų pradėti dirbti šitą darbą, ar verta, ar neverta, kokių pliusų ir kokių minusų tikėtis. Tai jeigu pasižiūrėjai jau iki šios vietos video, nepamiršk paspausti laiko ir važiuojam į studiją. Štai mes ir studijoje, kurie papasakosiu visus pliusus, visus minusus, visas išlaidas ir pagaliau. Ir kiekgi uždirbom, aja? Taigi, visą pirma, pradėsim viską nuo to, kad viską matysite štai čia ant ekrano, visus pliusus, visus minusus. Pasiimsiam šiuo momentu savo telefoną ir jūs ant ekrano taipogi turėsite matyti viską, nes aš rašysiu jums vaizdą ir parodysiu, kaip reikia pradėti. Susirandam Amazon Flex programėlę, štai ši oranžinė. Tuomet jums reikės prisijungti, aš prisijungsiu irgi su savo akauntu. Jums nerodysiu tik tais visokių asmeninių duomenų, bet parodysiu, ką galima uždirbti ir kaip uždirbti. Štai ekrane matote, kaip atrodo visa programėlė. Turime schedule, čia parodo, kada turite pradėti darbą. Ane? Šitoje vietoje jums, jeigu nieko nėra, reiškia, jūs neturite jokio pasirinkto darbą, tai jums reiks spausti ant offers. Tai štai čia offeriai yra kaip tokie. Už 1 valandą 30 minučių Morrisonas jums moka 30 svarų. Pasispaudžiate jį ir tada spaudžiate schedule. Ir tada turėtumėte jau šiandieną, jeigu aš tiksliai pamačiau, jau šiandieną, važiuoti ir pradėti darbuotis. Ir jūs gausite į savo piniginę 30 svariukų. Tuomet, kai pakonfirminat šitą, atsiranda jums prieš schedule. Tada tokia pati panaši dėžutė atsiranda ir čia, kaip atvykstate į pasiimim tašką, pasispausti ton ir tada su kamerikė. Nufotografuoti, nenufotografuoti, o nuskanuoti QR kodą ir tada jums parodys, ką jums reikia pasiimti. Šitas yra su maistu, o su logistika yra panašiai. Viskas panašiai, ką per vidosiukus matėt. Tai yra toksai baltas lapas, ten parašyta valanda, tu tiesiog ją nuskanuoji ir viskas. Dabar jūsų klausimas. Ką muniai užsidirbti? Ne? Štai yra uždirbti, mes biškį dar esam pasidarbavę ir nefilmavimo metu. Bet maždaug galite matyti, kiek galima uždirbti. Dirbant po kelias valandas. Štai visi išmokėjimai. 219, 231, 171. Ir dirbant štai 2 dienas, 52,50, 52,50 ir 166 svarai išmokėta į sąskaitėlę. Su Amazon Flex išmokėjimai yra tik tais kiekvieną trečiadienį. Tai tu turėsi palaukti. Tai dabar pagalvok, jeigu tu nori užsidirbti gerą pinigų, tu pradedi dirbti nuo trečiadieniaus. Dirbti 4, 5, 6, 7, 1, 2 ir tada gaunasi 6 dienos. Ir tu belenkiai gali užkalti pinigų, jeigu tu nori. Nes man mokesčių niekas nepriskaičiavo, ne? Mokesčius tik priskaičiuoja gale metų. Važiuojam prie kito dalyko. Nori tu pradėti dirbti Amazon Flex? Prašau, tu gali. Nueinat į Amazon Flex programėlę, rodo. Užsidirbt nuo 13 iki 17 per valandą. Labai paprastai, nueinat ten
3 žingsniai, parsisiųskite programėlę, užsirezervuokite savo bloką ir enjoy life. Gaukit pinigų. Spaudžiat what do I need to do. Jums reikės teisių ir jums reikės draudimo. O draudimą gausite per pačius Amazon ir per trečias kompanijas, taip pasakysiu. Nes pats Amazonas nesuteikia šių momentų draudimo, bet tas draudimas nėra kosmosas. Jums tai reikės pasipildyti savo piniginę ten, tai gali kainuoti nuo 15, nuo 25 iki 50 svarų. Kaip veikia draudimas, tai skaičiuoja kiekvieną mylę, jūsų pravažiuotą mylę. Draudimo svetainė būtų Insure. Pavadinimas, tai būtų insure.com. Ir čia paspaudžiate get a quote, susipildote visą savo informaciją arba visą, ką galite daryti tiesiai per tom pat programėlį. Viskas ten bus jums patiekta. Apie laukimą pakalbėsiu. Tai su darbais yra tokia problema. Dirbant didesniuose miestuose, darbų galite ir negauti net. Nepagalvokit, kad mes kiekvieną dieną važiavom ir gavome po darbą ar dar kažką. Ne. Mums būdavo, kad mes norim važiuoti, būtent video nufilmuoti ar dar kažką, tai būtent tą dieną net neiškrisdavo mums kažkoks darbas. Nieko nebūdavo absoliučiai. Pabandėmės ir maistą pavėžioti, bet su maistu yra didesnis fizinis. Aišku, jeigu nori biškėlį paspartauti tada ko nors, tai kodėlgi ne. Ir pinigų prasme yra biškiuka mažesnė, tas katras ir didelis labai faktorius. Dirbant kitam mieste, jums gali pasisekti ir iškristi net kiekvieną dieną. Į dieną po 2-3 kartus blokai, kuriuos jūs galite pasirinkti ir pradėti darbuotis. Ir užkalti pinigo, nesidėti pakampį kažkur į kokį aloti, kapauti tada kažkon. Tai taip ir prabėgo mūsų 7 dienas, žiauriai greitai. Ir iš pirmo video sėkmės matau, kad jums labai patiko tokio stiliaus turinys. Ir aš manau, kad mes pakartosim dar kažką panašaus su didesnė jėga ir geresnė įranga jūsų dėka. Pliusai, minusai. Ne kiekvieną dieną po savo darbo valandų atliktų galėsite važiuoti namo. Turėsite kartais ir gražinti siuntinukus. Bet kas yra dar didesnis minusas, kad pats Amazonas nenori, kad jūs gražintumėte tas siuntas atgal į depo. Jie nori, kad jūs palauktumėt ir išlauktumėt, kol žmogus sugrįš ir priims tą siuntą. Tai turite, man atrodo, 3 ar 4 bandymus iš naujo atvežti tam žmogui siuntą. Mūsų kelionėje pasitaikė šitas dalykas gal 2-3 kartus, kai nuvažiuojam į vieną adresą, žmogaus nėra, mes jam pasiskambinam, jisai nekelia telefono. Tuomet gali praleisti darbą, per programėlę pačią gali praleisti darbą. Tuomet darbo pabaigoje jūs turite galimybę iš naujo padaryti redelivery į tą patį adresą. Jums tai leidžia. Bet jeigu nepasiseka, tai turite gražinti siuntas atgal į depo. Ir kaip matėt per video apie komercinius pastatus, taipogi yra verslai visokie, dar kažkas. Jeigu jums iškrenta tam tikros valandos ir jūs nebespėjat laiku, tai jūs irgi turėsite gražinti tas siuntas, nes bizniai ir verslai jau yra uždaryti po 6 valandos. Trečias minusas yra toks, dirbant Londono centre, su kuo susidūrėme didžiausiais sunkumais, kadangi mes gyvename 3 ar 4 rajonais toliau negu yra pasikrovimo centras. Be kamščių mums nuo namų iki pasikrovimo centro yra važiuoti apie gal 15-20 minučių. Pikau metais važiuoja apie 1,5 - 2 valandas. Tu jau automatiškai prarandi apie 2 valandas važiavimo vien tik padirbėti. Kuras sąnaudos ir visa kita. Būtent su kai kuriais blokais, kurie yra aplikacijoje, yra jų žiauriai daug. Ir nepasimaukite ant tam tikrų blokų, kurie yra pažymėti raidė C. O ką reiškia raidė C? Susipažinkime. Pamokėlė, kas yra raidė C? Tai yra central, centrinės zonos mokestis. Arba kitaip žinomas kaip congestion charge mokestis. Jisai yra pritaikytas, jog mašinos bereikalingai nevažiuotų į patį centrą. Tai turėsite susimokėti 15 svarų už kiekvieną įvažiavimą. Tai jeigu jau pažiūrėjai iki pačią galą, nepamiršk paspausti ant subscribe mygtuką, nes kitaip sausainių negausi. Aje, tai laikas, subscribe, DNR'as ir susitinkam jau kito serijoje. Ane?